Taip, Hollywoodas ir visi kiti 25 metams kalėdų progą palinkėsiu. Ir viskas. Recrue de Memel. Ahoj, bičiuliai! Sveikiname šiandien mūsų naujoje rubrikoje pokalbiai su įdomiais žmonėmis. Norėčiau jums pristatyti mūsų klubo narį, taip pat kraštotyrininką, istorijos seklių pagrindinį lyderį ir vadovą Steponą Davulskį. Sveikas, Steponai. Malonu. Esam kolegos, bet, kaip sakant, šį kartą mūsų pašnekovas. Džiaugiuosi, kad atvykai, vis dėlto ryžaisi pas mumis. Ir norėjau paklausti tavęs visų pirma, ne tai, kodėl tu dabar esi su mumis, nes atsakysi, kad tai aš esu kaltas dėl to, bet norėjau paklausti tavęs apie tavo santykį su rekonstrukcija būtent, nes būtent Memelio rekrutas nėra tavo pirmas klubas ar pirmoji veikla. Taip, visų pirma, mano veikla kaip rekonstruktoriaus prasidėjo Memel Norde, o Memel Norde pradėjau veiklą vykdyti kažkur 2008-2009 metais. Iš pradžių tai buvo tik šiaip tyrinėjimai, domėjimas istorija būtent karinio paveldo, tačiau laikui bėgant mes ten plėtėme ekspoziciją viduj. Ir atsirado poreikis, kaip sakant, viduj vedant ekskursiją žmonėm, kažkiek tam pasipuošti, pasiruošti. Buvo toks metas, kai vyko bunkeris spektaklis apie karą ir kareivius būtent, kurie dalyvavo Antram pasauliniam kare. Ir tai buvo tokia proga, kad atsirado uniforma. Aišku, kiti bendražygiai, kurie irgi prisijungė prie tos veiklos jau anksčiau užsiminėjo rekonstrukciją, kartais ir man tekdavo, jie man paskolino uniformą ir tekdavo karts į renginius nuvažiuoti į kitus pasižiūrėti, nes kadangi buvau pirma rekonstruktoriai, tie kolegos, tai teko su jais pavažinėti čia ir į Kauną, ir kitur. Žodžiu, teko susipažinti. Jo, ir tam spektaklį, kur buvo Karas ir jūra vadinasi, turbūt jo, ir tenais buvo tikrai įdomus spektaklis, tenais jau teko grinai rekonstruoti ir vaidinti su uniformu, realiai. Nu ir paskiau jau dažnai mes tą uniformą užsidėdom, kad žmonėm parodyti, kad papasakoti, kad ekskursijas vesdavai specialiai užsidėjęs uniformą, kad būtų įdomiau. Tai čia Memelio Nordas buvo Antro pasaulinio karo. Jo, čia buvo grinai skirta tam, kad aš domėjau, sakau, būtent karinių paveldų, tai buvo toks metas, kai labai domėjaus karinių paveldų, ne tik Klaipėdos, tiek ir visos Lietuvos karinių paveldų, kaip sakant, ir sovietinių karinių paveldų, ir Antro pasaulinio karinių paveldų, vokiečių būtent. Ir tuo metu buvau tenais labiau, bet su rekonstrukcija teko susidurti ir kadangi tai buvo irgi į temą. Tai kaip ir minėjai, pats susidurti ir su rekonstrukcija, tai irgi žinome faktų, kad esi dalyvavęs ir napoleonistikos rekonstrukcijoje, Rumšiškėse. Papasakok apie tai. Visų pirma, kaip sakant, kai tu sukies tokioje sferoje, su kariniu paveldu, susipažįsti su kitais žmonėm tom besidominčių, iš kitų laikotarpių besidominčių, tai buvo kažkaip, dabar tiksliai negaliu pasakyti, bet susipažinom ir su Loreta, Klaipėdos karybos klubo vadovė. Ir kažkaip pasiūlė vieną kartą važiuoti būtent į Rumšiškes, irgi, aišku, ten mane prengė viskas, tačiau man, aišku, įspūdį padarė tas pats mūšis, inscenizacija, tačiau man didelį įspūdį palieka tas pats bendravimas. Po mūšio, kaip sakant, kai jau visi bendrauja tą temą ir kitom temom, apsirengę yra, atmosfera bando visi, kaip sakant, atkurti tą autentiką, tiek aprangoje, tiek ir gyvenimo būde. Kažkiek atkartoti, tai visai tada įdomiai pasirodė. Buvo minčių net galbūt prisijungti prie to karybos klubo. Tai vis dėlto traukė šitas rytis, šitą temą, šitas epocha, laikmetis, būtent... Aišku, savo laiku labiau galbūt traukė tas Antras pasaulinis karas, kai ypač tom domėjausi, kai buvau Memelio Norde, tačiau paskui jau tą veiklą teko šiek tiek apmažinti, dabar visai beveik nedalyvauju toje veikloje. Jau kiek metų jau galim sakyti, kad nebedalyvauju. Tai jau praktiškai tai praeitas etapas. Tai va, ir tas jau nuslūgo ir pats tas, žinai, ar ten... Entuziazmas, bet taip nuslūgo tas ir noras rekonstrukciją Antro pasaulinio daryti. Visų pirma, čia buvo pakilimas kažkada, apskritai rekonstrukcija ir Antro pasaulinio, čia visi buvo susidomėtom, čia kažkiek yra atslūgęs. Aišku, kiti klubai toliau gyveno tom. Aš tai savęs
kažkaip per daug nespaudžiu kažkur ieškoti, aš turiu kitų veiklų. Tai vat, tavo dėka grinai, tu įtraukai tą avantiūrą. Iš pradžių taip keistai atrodė, neaišku buvo pradžioje, kas bus, Bet kažkas įsivažiuoja. Dabar, kaip sakant, Memelio rekrutai atsirado. Tai norėčiau pasinaudoti šitą progą ir pakviesti mūsų žiūrinčius žiūrovus užsiprenumeruoti mūsų kanalą ir paspausti patinka, paspausti prenumeruoti, kad galėtumėt matyti apie Memelio rekrutų nuotykius ir toliau ateityje. O tu minėjai, norėčiau paklausti, minėjai, kad ir nuslūgo tas domėjimasis rekonstrukcija ir kaip ir turi kitų veiklų, tai būtent kita veikla yra istorijos sekliai. Taipogi istorija, bet tai nėra, kaip suprantu, rekonstrukcinis projektas. Ne, tai visai nerekonstrukcinis, toksai, nerekonstrukcinė veikla, tai labiau susijęs yra su, kaip čia pasakyti, su apskritai istorijos domėjimis. Norėjus kuo daugiau pamatyti, atsirado toksai poreikis vaikščioti, eiti kažkur, aišku, norėjus ne vienam tai daryti, tai tam ir buvo mintis, kad sukurti tokį klubą, kur suburti bendražygius, kad kartu kažkur vaikščioti, žygiuoti, nes aš įsitikinęs, kad žygiuojant, kaip sakant, pėsčiomis galima daugiau pamatyti ir patirti. Galbūt, kaip sakant, tu daug neapriepsi tos zonos kažkokios, bet kai vaikštai pėsčiom, tu gali sustoti prie kiekvieno įdomesnio objekto, nepražiopsoti, pasikalbėti su žmonėm ir apskritai daug ką patyrinėti įvairiom temom. Taip jau gavos, kad jau 8 metai ta veikla, 8 ar 9 metai, su tavim kaip tik pradėjau tą veiklą. Kaip sakant, be man tai niekur. Visos veiklos tenais. Veiklos jau. Ir tenais dar iki šiol dabar toliau vykdau tas žygius. Tai, kaip ir minėjai, pėsčiomis, tai būtent nejudėjimas transporto priemonėmis kokiomis nors, o būtent žygiavimas, tai ir toks pasitikslinimas mano būtų, tai būtent istorijos sekliai ir yra žygeivių klubas. Tai? Jo, teisingai, tai yra žygeivių klubas, kurio tikslas, kaip sakom, pažinti istoriją Lietuvos per žygius. Yra žygeivių klubų, galbūt ir kitokių, kurio tikslas gal daugiau yra kilometrai, nueiti kažkur nuo taško A iki taško B, kuo daugiau surinkti, kaip sakant, kilometrų, o mūsų yra tikslas kuo daugiau pamatyti, pažinti ir aišku, per daug ir nepervartai eiti, nes mūsų tikslas nėra tas kilometrų rinkimus, o tai yra krašto pažinimas. Krašto pažinimas, toksai, kaip būtų kokybiškas, tas toks malonus, kad nepervartai, bet kuo daugiau pamatyti, pavaikščioti. Bendruomenė, žinoma, yra bendruomenė svarbiausia. Smagu, taip pat. Kaip ir rekonstrukcijos veikloje, bendruomenė yra svarbiausia. Tai kyla natūralus klausimas mums iš šito, tai bus įdomu ir man, ir be abejo istorijų seklių šitiems nariams bendruomeniai, kurie tikriausiai žiūrės šitą įrašą, ir jiems natūraliai kils klausimas, ar dabar dalyvavimas Memelio rekrute ir istorijos sekliai, ar nenukentės kokybė kažko? Kaip čia yra su šito? Nemanau, tai yra suderinamos veiklos, kol kas aš kaip matau, kad ir mūsų dabar, mano ta nauja veikla su Memelio rekrutais, tai nėra kasdieninė veikla, visų pirma, renkam dar komandą ir ieškom savęs realizacijos būdų, dabar kol kas nėra daug, tačiau tai nebus, kad taip, kad kiekvieną dieną mes kažką darysim, ar kiekvieną savaitę, net mėnesį kartą galima ar suderinti. Tai žodžiu, problemų nekyla, kol kas suderinant. Ir pakankamai gera kokybė yra abiejų produktų. Taip suprantu. Sutinku, jo, ir sakau, kaip minėjau, kas įdomiausia, kad iš pradžių, kai man tas pasiūlė būtent tą mintį su piratais, iš pradžių mintis, aišku, piratai, tai yra Karibų piratai. Taip, Hollywoodas ir visi kiti. Raišiai, papūgos. Taip. Tačiau po biškį įsigilinus į tą temą darė vis įdomiau, ypač kai pirmą renginį sudalyvavom, antrą, trečią, ir tu pradėt to mintim gyventi realiai. Jau po biškį galvoju, ką čia toliau reikėtų nuveikti. Smagu girdėti. Dalyvauti. Tai kalbant ir apie tos ateitį ir žiūrint, kadangi mes video darom kalėdinį, tai norėtume tavęs išgirsti tavo palinkėjimą mūsų klubų istorijos sekliams, aplamai galbūt visiems žiūrintiems, ką 25 metams kalėdų proga palinkėsim. Visų pirma, norėčiau palinkėti saviraiškos, kad netrūktų idėjų, tiek ir istorijos sekliam, tiek ir rekrutams, kad netrūktų idėjų saviraiškai
ir kad kuo daugiau susiburtų žmonių tiek istorijos sekliuose, tiek būtent šitame klube, Memelio rekrūtai. Aišku, ir kitiem noriu palinkėti klubams, jeigu žiūri kažkokie kiti klubai, to prasme, kad visi, kaip sakant, turėtų tą testinumą, kad naujas idėjas kiltų, kad neužgestų, kaip sakant, rekonstrukcijos aistra ir toliau tęsti savo veiklą. Labai gražus žodžiai. Ačiū tau, dėkojame ir dėkojame mūsų žiūrovams. Viso geriausio. Viso gero. Mane atvažiuos, pavyzdžiui, koinę aš patrauksiu ir matys ket užrašą. Tai bus super. Turėsi retušuoti. Ką tu retušuoti? Nu, taip.